Sveiki, vėl ateinu su trumpu primintuku. Išleidau klientę ir supratau paprasčiausią dalyką, ką mes pamirštame savo gyvenime. Kodėl mums tampa blogai, kodėl mums tampa sunku, kodėl man atrodo, kad aš vėl atsidūriau kažkokioj duobėj arba įkritau į emocinį arba psichologinį sunkumą. Ko aš iš savęs reikalauju? Niekada mums nebūna blogai, jeigu aš iš savęs nieko nereikalauju. Jeigu kažkas yra sunku mano viduje, reikia pasižiūrėti, ar aš ir aplinka iš manęs tuo momentu reikalauja, bet jeigu aplinka reikalauja, nebūtinai aš taip turiu elgtis, tai reiškia, aš save spaudžiu. Ir aš save spaudžiu daugiau, negu kad dėl kažkokio vieno dalykėlio kažką tai padaryti, ar ne? Reikia stebėti, kad, jau kaip aną kartą sakiau, kad mano gyvenimas susidėtų iš mažų žingsnelių. Kad jeigu dabar kažką reikia padaryti, reiškia, aš jau turėjau pradėti daryti, kad dabar tas rezultatas būtų. O jeigu mane gyvenimas užspaudė, ko aš nepadariau praeitie, kokių žingsnių aš neįvertinau arba nepriėmiau, kad tai yra svarbus mano gyvenime. Žingsnius reikia daryti ištisai. Nebus taip, kad vat reikės, nueisiu, padarysiu ir viskas. Ne. Lengva bus tada, kada aš nesustodamas eisiu tą linkme. Čia dvasiniai plotmėj lygiai taip pat. Darbas su savimi yra lygiai taip pat. Ne tada, kada aš paimsiu ir padarysiu, kai griebsiu dabar visas žinias, visas praktikas ir prakaitavęs dirbsiu ir sukyla man staiga vulkanas vidinis ir sakau, niekas neveikia, viskas yra be ryšio ir taip toliau. Tai todėl, kad aš noriu apžioti vienu metu per didelį kąsnį, užsėsti 10 kėdžių vienu metu, kada aš ant kiekvienos kėdės turėjau pasėdėti kažkada, kada po vieną kąsniuką turėjau suvalgyti, pajausti skonį, taip pat gyvenime yra lygiai tas pats. Pastebėkit, niekada neįvyksta sudėtinga situacija, neužspaudžia laikas, neužspaudžia kažkokios tai, imkim, reikalavimai iš aplinkos, atsakomybės ir taip toliau, jeigu aš palaipsniui prie jo ėjau. Turbūt labiausiai šiuo laiku man tai padėjo suvokti mano pačios studijos, kada kas savaitę reikėjo atiduoti užduotį. Ir aš sąmoningai žinodama, aš nepasilikau jo paskutiniam momentui, kiekvieną dieną nors po truputį padarai ir atiduodi užduotį anksčiau laiko ir atsilaisvini ir tau dar lieka laiko pagyventi gyvenime. Ir aš supratau, pirmą kartą aš taip prajaučiau šitą dalyką, kaip svarbu žingsnelis po žingsnelio. Ir tada pajutau, o ar aš visada darau tos žingsnelius? Ne visada. Ir taip galvoju, va dabar baigėsi mano studijos, aš pradėsiu kiekvieną dieną žingsnelį daryti. O ką tai reiškia kiekvieną dieną? Aš kiekvieną dieną galbūt pasėdėsiu, pamedituosiu. Aš susižiūrėsiu savo tikslą gyvenime. Aš sportą įvesiu į savo gyvenimą. Aišku, jisai pas mane buvo per visą vasarą, bet keičiasi jo pobūdis, jau nebegalėsiu važiuoti su dviračiu prie jūros ir maudytis kiekvieną dieną, nes bus šalta, lauke lyja, aš turėsiu lįsti po šaltu dušu ir turėsiu namuose kažką tai praktikuoti. Bet aš tai jau pradėjau planuoti, nesvarbu, kad dar šiltos dienos. Ką reiškia? Aš noriu nepamesti šitų žingsnelių, kad paskui neateitų gyvenime ir neužgriūtų pas mane sunkumas kažkoks tai. Tai nereiškia, kad tai tik mano neatlikta užduotis su manim pačia. Tai gali būti santykis su tėvais, santykis su vaikais, su vyru, santykis su mano vidinė realizacija. Ten link kur aš einu. Aš noriu kažką tai išsiaiškinti, bet ką aš dėl to darau. Ir paskui, kai suprantu, kad nieko nedarau, viską vienu metu. Ir bandau praryti, kaip tas žiurkėnas, susigrūsti viską į vidų savo. Taip, kad atėjau su tokiu primintuku, ką aš dienos eigoje padarau savo tikslo siekimui. Ir kada pasistatau kažkokį tai tikslą, aš noriu jį siekti, man nereikia norėti pačio rezultato. Tada jau prasideda darbas su savo nekantrumu, puiki savybė. Nekantrumas yra visų pirma, kaip variklis jis gali veikti,
Ir tai yra savybė, kuris padės man pamatyti aplinkui, kada aš po truputėlį einu savo tikslo link ir ką aš įgyju, ką aš randu, aš pradedu atpažinti erdvę, aš pradedu orientuotis joje, kaip daug viduj visko išsiskleidžia, kaip mes žmonės pamirštame, eidami savo keliu, kad ne tikslas svarbiausia, o ką pasiekiau, nes pasiekus tikslą aš turėsiu pasistatyti kitą tikslą. Nebus mėgavimasis juo. Jeigu aš mėgausiuosi tik tada, kada aš pasieksiu tikslą, tai bus ribotas laikas pasimėgavimui. O mėgautis aš galiu visus metus eidama link to tikslo ir iš jo pasiimti svarbiausius stalčiukus ir paskui kitam pateikti, va, pažiūrėk, va tada aš ir įgijau tos visus dalykus, va tada, kada man buvo sunkiausias momentas, aš ir turiu. O kam mums visa tai reikalinga čia žemėje, gyvenime? Tam, kad aš galėčiau visų tuo pasidalinti su kitu. Niekam kitam. Pirmiausia, artimieji mūsų, su artimaisiais, vaikais, o paskui jau aplinka, draugai, bendradarbiai ir taip toliau. Būkime to pavyzdžių gyvenime. Savo aplinkos švaros, vidinės švaros, ramybės, aiškumo ir taip toliau, kaip svarbu dabar šitam laikotarpiu, kad kuo daugiau žmonių tokių būtų, kuo daugiau bendruomenė jungtųsi iš aiškiai žinančių, ramiai einančių, ramiai žvelgiančių į pasaulį, į gyvenimą žmonių. Taip pat šitas primintukas apie tai, kaip svarbu savo gyvenime eiti palaipsniui, kaip svarbu nesimėtyti iš tikslo į tikslą. Tai irgi labai, labai nuveda mus nuo mūsų ramybės zonos. Aš norėjau tą, dabar tą biškį eisiu, apie tą pamiršęs, o šitą ar aš įvykdžiau savo tikslą, ar aš pasiekiau kažkokią, ten imkim vidinę ramybę, jeigu mano jautrumas labai didelis viduje, arba nerimas minčių, kuris mane veja, arba aš negaliu susikaupti ties vienu darbu padaryti. Pastebėkime tai. Pradedu vieną, tą numetu, bėgu prie kito, tada nei pavalgau, nei susitvarkau, nei ten kažko pasirūpinu savo gyvenime. Nutrūkinėja. O toks paprastas dalykas, bet susivoki, kad tai gal tai ir yra mano bėdų priežastis, kad aš negaliu užbaigti kažko pradėto. O jeigu aš neužbaigsiu kažko padėto, nepasieksime savo gyvenime rezultato. Kokybės rezultatą gal ir pasieksim kažkokį tai, o kokybės tame rezultate ar mes pasieksim. Ir tik ėjimas žingsnelis po žingsnelio duoda man ramybę, nurimimą savo gyvenime, duoda susitaikymą su tuo, koks aš esu eidamas tuo keliu. Aš save pažįstu labiau, siekiant kažkokio tai tikslo. Taip kad aš kiekvienam linkiu tais mažais žingsneliais eiti savo tikslo link. Ir einant savo tikslo link, būtinai žvalgytis aplinkui, kas aplink mane vyksta. Nes per kitus aš pažinsiu save. Save pažinsiu tik per kitus, per nieką kitą. Ir stiprėsiu per pažinimą kitų manęs. Kokia aš iš tikrųjų esu, kai aplink visi kalbės ar ne. Aš susitaikysiu su savimi. Pamatysiu, koks aš esu kaip žmogus ir ar aš priimu save tokį, kaip aš skaudžiai reaguoju į tai, kas man nepatinka, koks galbūt, kaip mane kalba ir taip toliau, ar aš esu jau savo ašyje ir aš esu stiprus, aš žinau, kad aš einu ten, kur aš turiu eiti, nes aš pasistačiau tikslą savo. Aš žinau, ko aš noriu, kokias savybės įtvirtinti savyje tam, kad ir man, ir aplinkiniams būtų gerai. To ir linkiu visiems prisiminti, kad labai svarbu yra palaipsninis žingsnelis. Pati kelionė yra svarbiau negu pats tikslas, nors tikslas yra labai svarbu. Sėkmės visiems.